Taigi, tos frazės galėtų būti tokios. Mes visi puikiai žinome, kad žmonės labai mėgsta aukštos kokybės vardinius kvepalus. Parduodamas brangiose parduotuvėse, taip? Ir kaip žmonės sakys, taip, 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 taip. Persiskaičiau. Dauguma žmonių žino, kad jie pernelyg brangus. Jūsų pašnekovas vėl atsakys kaip, taip. O mes tada jau sakom, bet yra Federico Mahora kompanija, kurios dėka galima sutaupyti 70% prabangių kvepalų kompanijos kainos. Ir tos pinigėlius, kuriuos sutaupau, galima išleisti. Galbūt mūsų vaikučių, kokių nors tam pramoginių šokių lankymui pamokos brangiai kainuoja, arba su šeima kur nors išvykti. Čia priklausys nuo mūsų. Taigi, jeigu niekados nebenorite daugiau eiti į darbą, ir tai visas tai, ko jums reiktų susirasti maždaug 350 žmonių, kurie reguliariai naudotų mūsų kompanijos kvepalus, tarkim, ir kitą produkciją. Tada, be abejo, kad tas žmogus sakys, bet aš nežinau, kaip tai padaryti. Taip? Taip. Jūs dar nežinote, kaip rasti 350 žmonių, kurie naudos mūsų produkciją, bet jūs galite to išmokti. Juk nepaslaptis, kad kada nors išmoksime vairuoti, tai kas norime įsigyti automobilį, bet jau kokį dviratį kažkas tai esam vairavę, ne? Ir kritai vėl važiavo toliau. Dauguma, aš neabejoju, kad čia susirinkę tie žmonės, kurie yra geri tėvai, o gerais tėvais irgi nieks negimsta, jais irgi reikia išmokti, mes perimam kažkokią patirtį iš savo tėvų, jeigu trūksta žinių, ir tampame jais. Aišku, jūs išmokote, kaip būti gerais darbuotojais, tai turbūt nelabai būtų sudėtinga ir išmokti tą sistemą. Čia ir Paulius aiškino. Ir čia, iš tikrųjų, marketingas tai yra istorijų ir kartojimo biznis. Taip, kad kiekvieną kartą yra iš kiekvieno kažką išmokstam kitaip. Jeigu ką matom gerai darant, išmokstam kaip tai daryti, kai matom, kai kas nors negerai daro, mokymės, kaip to nekartoti, nes tai vis tiek yra praktika. Taigi, kas jums būtų paprasčiau? Toliau dirbti 40 metų iki pensijos, ar išmokti sistemą, kurios dėka nebereis eiti į darbą, uždirbsite daugiau pinigų, galėsite daugiau laiko skirti savo laisvalaikiu ir šeimai. Taigi, jeigu norite išeiti pensiją greičiau, įgykite reikalingų įgūdžių. O įgūdžiai įgaunami kada? Kartojant. Kartojant tą patį. Ir jau tie, kas esate su manim maždaug nuo to laiko, aš 4,5 metų kompanijoje, tai tas prezentacijas ir per dieną kelias patys pravedam ir kiekvieną kartą kartojam, bet tas ir yra, kartojame, visa paslaptis ir yra. Taigi, koks bus jūsų kitas sekantis žingsnis? Ar norėtumėte sužinoti, kodėl šių žodžių seka veikia ir kodėl turėtumėte paaiškinti tai savo komandos nariams? Taigi, ta seka, ar norėtumėte papasakočiau istoriją? Nes yra kaip retorinis klausimas, nes žmonės mėgsta istorijas. Jie suklūsta ir dažniausiai leiters. Bet mes sakykim, užtruksit porą minučių. Žmonės mėgsta neilgas istorijas, nes jie visi skuba. Ir tada galvoja, kad galbūt tai reiktų atlikti dabar. O tada sako, galbūt jūs uždirbsite daug pinigų, o gal ir ne. Kai mes sakome uždirbti daug pinigų, žmonės iš karto įsigąsta. Vadinasi, jeigu uždirbsiu, tai galės pakloti daug didelės pinigų sumą. Dideli pinigai žmonės gąsdina, nes jie bijo jų investuoti. O kai sakote galbūt ne, tada jie atsipalaiduoja ir klauso mūsų pasiūlymą. Ir tik klausim, ar norėtumėm, kad papasakočiau? Dažniausiai pasakys taip. Paklauskite ir sukurkite viziją. Ar norėtumėte?
kad niekada nereiktų į darbą ir žmonės vienas įsivaizduoja save galbūt tokiai vat pozoj hamake, kitas gal kažkur su meškerė prie ežero, kitas galbūt kažkokioj tai lovoj ar tai televizoriaus su mezginiu, nes žmonės mąsto paveikslėliais. Taigi, kiek pinigų? Kokios sumos pinigų jums reiktų, kad daugiau niekada nereikėtų eiti į darbą? Tai atrodo kaip toks paprasta, bet iš tikrųjų tai labai svarbu. Ir tą klausimą reikia būtinai paklausti ir būtinai gauti atsakymą į tą klausimą. Nes žmonės susikūrė skirtingas vizijas. Nes jeigu mes pasakysim, kodėl mes tai darom, tai mes tam žmogui visiškai nerodiklis. Jam svarbu, jis pats yra. Taigi, žinote, kad mes visi puikiai žinome, kad žmonės labai mėgsta aukštos kokybės vardinius kvepalus parduodamus prabangiose parduotuvėse. Žinome, kad dauguma žmonių žino, kad jie yra pernelyg brangus. Ir tada galite paminėti keletą faktų, tarkim, kokius gavote dovanų, kam kada esate pirkę, kokias kainas mokėjot. O dažniausiai tie patys žmonės jums tų pavyzdžių duos ir tikrai ne vieną. Galite paskirti daugiau faktų ir apie kitokią produkciją, nebūtinai apie kvepalus. Ir tada be abejo pasakykite, bet yra Federico Magora kompanija, kurios dėka galima sutaupyti 70% kainos. Tai va, ir tada, kai mes tokius faktus išdėstum, žmonėms yra daug lengviau priimti mūsų pasiūlymą ir jie atviresni. Taigi, ką jums reikia padaryti? Paklausti teisingus klausimus. Taigi, jeigu nebenorite eiti į darbą, viskas, ką jums reikia, tai pakviesti 350 žmonių, kurie vartotų pastoviai mūsų produktus. Paaiškinate, ką reikia daryti. Paaiškinate, kad jūs galite parodyti tą sistemą, kad jis nebus vienas. Ir parodote, kad jis kažkokių sistemų jau yra išmokęs praeityje. Kaip vairuoti automobilį, kaip eidavo į mokyklą, kaip geras darbuotojas, kaip mama, tėtis. Taigi, kas jums būtų paprasčiau? Toliau dirbti 40 metų iki pensijos. Ar išmokti paprastą sistemą? Kai duodate žmonėms pasirinkimą ir pritaikote ją vietoje, kad tą sistemą galime išmokti per labai trumpą laiką, tada žmonės atsiveria mums. Aišku, pirmiausia reikia įvertinti situaciją ir tada veikti. Čia va šita, palaukit atgal, va šita, kaip šitą rodyti, kodėl mane rodo, va šita, stora didelė katė, čia aš. Ir čia mano istorija. Gruodžio mėnesį, kadangi jau 12 dieną mano kvalifikacija deimantinė orchidėja savaime aišku, Anglijoje sniego, jūs žinot, kad buvo daug sniego, ir mano vyro gimtadienis, tai sugalvojom su šeima išvykti į Gran Canariją. Pasižiūrėjau internete gražų viešbutį, ir kaip sakyt, labai smagu, kai jau kaina netaip svarbu, nuvykom. Ir geriu kiemelį, kavinukiai kavą ir prieina tokia moteris, nešioja skrajutes. Kviečia į masažą. O, galvoju, aš to verta, reikia nueiti. Nuėjau, pradėjau masažą. Ta moteris taip maloniai, sakau, jūs labai gera energija. O žmonės ką tai padaro? Labai teigiamai nuteikia. Žmonės mėgsta, kai nors gerą pasakai. Tada jį pradėjo klausti manęs, kad mano akcentas lietuviškas ir anglų kalba, nes ta moteris angliškai kalba. Tai sakau, paklausė manęs, ar čia atvažiavusi atostogų, sakau, taip, čia man sugalvojom keliom dienom, tai sako, bet tai jeigu keliom dienom iš karto perkant paskutiniam dienom, tai dar brangiau kainuoja, iš anglų sakau, taip. Tiesiog pasikalbėjom. Ir jis sako, jūs labai geros rankos, gerai dirbat. Taip sako, betgi negali 100 žmonių masažo padaryti vienu kartu. Aha, tai iš karto. Galvoju, tvarkoj. Sakau, o jūs ar teisingai pasakė man, kad aš skaniai kvepiu? O, sakau,
ar jūs mėgstat kvepalus? Sako, taip. Sako, ir man jūsų labai patinka. Sakau, o jūs paprastai kokius naudojate? Ji man išvardino ir paklausė, kiek jūs mokat parduotuvėje, ji man išvardino, o aš sakau, kaip malonu, o aš dirbu kaip palų kompanijoje ir mes turim 160 įvairių. Jinai, taip, tikrai? Aš sakau, o gal jūs žinote, kas nori papildomus dirbti? Jis sako, aš norėčiau. Ir pasiekoja to, kad ta moteris pasirašė kontraktą. Per vieną dieną visos tinklalapės pasižiūrėjo, aš daviau informaciją, pasirašė kontraktą ir po kalėdų, dar vieną dieną laisva prieš važiuojant namo, aš galvoju, ateisiu parduotuves ir pasiūlysiu jiems, galbūt, kaip sakyti, kontaktų pasirinksiu, ne? Įsivaizduokit, kur beinu jau jį visur buvus. Ir ta moteris dabar 11:30 vakarais, man visą laiką, jinai ten vėlai grįžta, tai Skype'u skambina, bendravimo mokomės. Pasirodo, kad jie dirbusi ir ne vienoje tikrinio marketingo kompanijoje puikiai išmano. Taip, kad, kaip sakyt, ir atostogos, ir biznis, ir viskas kartu. Čia tiesiog, čia tas gyvenimo stilius. Ir kaip smagu kitą kartą, nu tai gerai galiu, o galiu aš tą informaciją pasakyti. O nepatinka man tas žmogus. O tai nesakysiu.